Antra video blogo dalis apie savaitgalį nuo balandžio 20 iki 22, penktadienis, sekmadienis. Taigi Patrikas nepamiršo savo dvoko ir iš pirtelės rytis jį pametė į Antakalnio bazės stadioną. Puikus oras, pušynas, aikštė buvo labai mirkus. Žinoma, varžovai, pripažinkim, buvo stipresni. Atvažiavo į antrą kėlinį, Advoko pralaiminėjo 0-1. Tuomet netrukus antram kėlinį buvo paskirtas 11 m baudinys, į Advoko vartus 2-0. Deja. Tuomet Advoko irgi nesukūrė daug progų, nors irgi buvo bandymų. Buvo 100% proga neišnaudota. Jeigu būtų rezultatas vienas, galbūt būtų pakreipę įvykiai kitą kryptimį. Mes kalbam apie sekmadienio futbolo lygos taurės 1:32 finalo varžybas. Ir paskui dar į pabaigą, likus 10 minučių, Kiemas pakėlė kamuoliuką. Žaidėjas iš tikrųjų bandė užmesti kamuolį aukštą ant galvos, tačiau tai baigėsi žvake už mūsų vartininko apykaklės.